ką, pilna jėgų, pabuvusi namie. Na, gal tas tako gerai tas, kad tu nesi tokiam labai dideliam nuovargyje, kaip seniau. Ir tu kažkaip tokia jautiesi, nu vis tiek tokia neišsunkta jėgų. Nu, taip, nu, kaip sakant, bet tokia palyginus neblogai jautiesi. Toks jausmas, kad net nedirbusi. Tai va tas tai va gerai, va šito pliusas, nes ten jau būdavo, tu išsekdavai nuo to nemiego, nuo to pastovaus važiavimo, tokio non-stopinio, ir tu toks kaip kirtas jau. Tau 3 dienų atsigauti reikėdavo, tu per 3 dienų neturėdavai išeiginės. O dabar va vienos dienos užteko, jau taip visai normaliai jaučiuosi. Nu, aišku, man dar motyvuoja tas, kad su keltu kelsiuosi, plauksiu, tai taip iškidomiau, žinot, viską aš jaučiu. Kai man kas nors tokio pasikeičia, tokio kažkas įdomesnio, aš kažkaip atsigaunu iš karto. Nu, man reikia, kad būtų kažkas įdomaus, aš matyti esu toks žmogus, kad man reikia, kad keistusi horizontas. Tai iš karto atrodo net ir nuovargį nuima visą. Tai jo, dabar liko čia kažkur porą valandų važiuoti iki Klaipėdos. Ir tada tenai... Gaila, galvau, kad aš naktį beveik važiuosiu, kai jau bus tamsu, būtų buvę šviesu, būčiau liepusi mamai ant molo ateiti. Gal pasimojuotume viena kitai, nors iš laivo viena kitą pamatytume. Aš tokį tikslą turiu, kad vis tiek aktyviai laikyti tą YouTube'ą. Tai reikia kiekvieną savaitę bent jau kažką įdėti. Nes noris, kad įkapsėtų kažkoks, nes įkapsės kažkoks pinigėlis, tai atsipirks kažkiek techniką, galėsi kažką atsinaujinti. Nes dabar, pavyzdžiui, žiūriu, man būtų kapsėti 9 eurai, bet negali kapsėti, kadangi prenumeratorius turi 1000, o nėra peržiūrų. Tai 1000 valandų, ar reikia 3000 valandų, o tas mane užtektų tų prenumeratorių geriau. Nu, bet nieko, gal kaip nors. Aišku, aš ne dėl to čia viską filmuoju, kad čia kažkiek centai man kapsėtų. Nu, bet žinot, jeigu galiu iš to kažką tai uždirbti, bent jau atsipirktų tą įrangą visą, tai kodėlgi ne, kodėl nepasinaudojus progą. Tai reikia pasinaudoti, bet tada reikia, aišku, aktyviai užsiimti tuo. Aš kada toks ne youtuberis, tai pamirštu tą kamerą. Dar ir įkusti reikia filmuoti, fotkinti. Čia, žinot, atrodo, čia lengva, pasiėmė į kamerą ir kuo tu ją rečiau laikai, to aš būna, kai aš dažnai fotkinu, aš normaliai fotkinu. Va dabar ilgiau nepafotkinus, aš dabar, kaip žurnalistė, kai dirbau seniau, nueičiau kažką padaryti reportažą, kai nors ten pafotkinu, kai nors renginį. Man neišeitų jau čia ne viena normali nuotrauka. Aš grįžčiau, aš nesuprasčiau, ką aš nufotkinau. Daugų nesąmonė būna prisifotkini, kur galvoju iš viso, ką aš ten veikiau. O kai dažnai fotkini, tau ranka, akis įgunda, ir tu jau žiūri visai kitaip tau gaunas. Čia visuose darbuose, kaip sakant, reikalinga praktika. Nu ir dėl to 1000 prenumeratorių, tai labai dėkui, kas prenumeravot. Tai jeigu tikėti kažko, tai va ten kažkas prisipažino, kuris ten 1000-asis, nes aš nežinau, kur pažiūrėti, kur ten tavo tos prenumeratorius, nes jų visų nerodo, tai kuris ten tas 1000-asis tiksliai ir nežinau. Bet ten jis kažką parašė, tai reikia tikėtis, kad jisai. Nu, gal kažkada tai, kai prakusiu, kažką sugalvosiu, nors ten dovanėlių, gal kažką, tai reikės kažkur tavo užsirašyti, kad žinau, kad jisai 1000-asis, kad būtų tokia paskata. Ai, matai, čia kaip įrašinėja, čia balta lemputė tokia dega. O, kame kampas. Na, gadraliai. Pavažiuosim iki keltą. Ten jis pasirodo prie Švyturio arenos kažkur tai. Tas uostas. Kažkaip tai net nežinojau, kad jis ten kažkur kitur aš jį įsivaizdavau. Tikiuosi nebus to anšlago fūrų, kai čia būna kamščiai dideli iki to uosto. Nu, būna šitų, kad visą miestą užkiša. Pirmą kartą aš per Klaipėdą važiuoju. Dar pirmą kartą. Nu, čia turbūt aš pirmą kartą per tą. Vieną kartą esu per tą viršų važiavę, bet tik vieną kartą. Nes dažniausiai čia pačion reikia per tą žiedą važiuoti. Kur man čia dabar važiuoti? Čia turbūt man reikia. Bet čia kažkaip tai irgi nesąmonė. O tai ką čia man eiti niekur nereikia, aš nesuprantu. O tai kur man registruotis?
O gal man tenai reikėjo? Nu, kurme. Vokiečiai, švedai, vokiečiai.
O, o Jėzus. Į tą 6 aukštą. Ko nelipau. Gyvenimas gerėja. Iš pradžių gyvenau Busike 8 metus. Kažkiek namų pamatydavau. Dabar panašu namų beveik nematysiu. Gyvenu Busike, viešbučiuose. Dabar naujas lygis. Kaip jūs galvojate, kur aš? Čia ne viešbutis. Čia keltas iš Klaipėdos į Vokietiją. Tai dabar keltose gyvensiu. Sakau, dar betrūko, dar gal po kelių metų pradėsiu skraidyti ir su traukiniu važinėti. Bet aš jaučiu, laukia linksma naktelė. Jūs čia galvojat, mano rankos dreba. Čia žinokit, laivas taip siūbuoja. Tai aš dar laikau stabiliai. Jeigu aš taip pasileisčiau, tai va taip va būtų. Jeigu taip labai nestabilizuočiau rankomis kelto. Kol plaukėme uoste, buvo ramu, bet išplaukėme. Aš įėjau į kajutę, čiut neišvirtau iš klumpių, kaip siūptelėjo. Tai dabar aš įsivaizduoju, čia laukia kokia linksma naktis. Aš taip į Airiją plaukiau, va taip pasibuojant, panašiai, dar tai ten kaip zombi visi rytą buvome. Tai nemiegoji visą naktį, žinai, dar sibuoja. Tai čia panašiai, va. Žinokit, sibuoja, tai tikrai gerai, žinokit. Bet vasaros vidurys laukia būti neįmanoma, kaip šalta, nes vėjas didelis ir labai šalta. Tikiuosi neperpūtė manęs tenai befilmuojant uostą. Tai va. Čia panašiai va taip pasibuoja, jeigu nestabilizuočiau aš, nes taip meta į šoną.
važiuosiu šunkeliais, gal bus mažiau liaudies. Va, pas juos šunkeliuose dar daugiau negu autostradai. Ir jūs galvojate, nu gerai, važiuosiu kokio nors žvyrkelių. Nu, čia kabutėse žvyrkelių, čia pas juos žvyrkelių nėra. Net ir žvyrkeliuose jūs sutiksite tenai besismaukančius. Vokiečiai išprotėjo. Aš taip važinėjau, pasėmiau cukinijų, galvosiu, pradėjau sveiką gyvenseną būdą pradėsiu. Pasėmiau tokius cukinijas, galvau pasikepsiu su kiaušiniu viską, bet aš nieko nenusipirkau, nes aš važiavau keltu ir nenorėčiau, kad sugestų produktai tam šaldytuve, nes nebuvau tikra, kad jie išlaikys. Galvau, užsuksiu į parduotuvę kokią nors. Jūs galvote, aš užsakau kokią nors parduotuvę? Neužsakau. Tai va vėl, gerai, kada nusipirkau su mušteku, nors gali pavalgyti. Nes kad taip šakės būtų. Ten turėtų galiu keptis, bet tenai, žinot, be druskos, be kiaušinių, be nieko, viena cukinė, tai ką ten tu valgysi. Net keptis be aliejus gali, taip normaliai negali. Nu, vienu žodžiu, eilinį kartą planas nuėjo šunėto degos. Tų busikai dingo kažkur tai iš eterio, bet užtat atsirado pilna busikų su priekabomis. Tai tokių mažesnių dar visokių. Vienu žodžiu, prisitaikė. Valanda 3:08 važiuoti geriausiu atveju, o liko valanda. Bet aš jau tikrai 9 valandų nestovėsiu, todėl valandas. Eina jie peklom. Ekstrymas, 20 minučių iki tikslo, 29 pasibaigia. Be tacho aš taip nevažiuodam. Dabar su tacho Šumacheris. Grynas Šumacheris. Ir vis tiek stresas, taip važiuoti 120, čia žinau, kad o čia greitai, bet tu pavargsi tokiu greičiu važiuoti, nes tu visą laiką toks turi, žinai, nuo įtampai važiuoti. Pas mane jau mirksi. 15 minučių liko. Visą laiką, kai lauki, tai kem 5 minutės labai greit praeina, bet kai lauki, minutė, atrodo, eina kaip 10 minučių. Nu ką, minutė iki pravalo. Minutė. Vairuotojo darbo laikas 10 valandų, jau mirksi. Jau tau pizda.